Labas. Ir vėl trumpa fizikos paskaita. Šį kartą kalbėsime apie juodąsias skyles. Kartais gali atsitikti taip, kad nelaiminga žvaigždė nuklys per arti supermasyviosios juodosios skylės. Tada juodoji skylė ir jos gravitacinė trauka susmulkins žvaigždę į plonus medžiagos srautus. Taigi juodoji skylė ims maitinti žvaigždę. Jos milžiniška gravitacija sukels galingas potvynio jėgas. Čia Žemėje vandenynas turi potvynio ir atoslūgių. Juos sukelia Mėnulio gravitacinė trauka, kuri traukia Žemę ir jos vandenį. Taigi potvynio jėgos reiškia vieno objekto iškraipimą kitu dėl gravitacinės traukos skirtumo artimoje ir tolimoje objekto pusėje. Taigi dėl didelio juodosios skylės tankio šalia esantis objektai patirs milžinišką gravitaciją, taigi ir potvynio ir atoslūgių jėgas. Juodosios skylės poveikis ir toliau didėja, kai objektas artėja prie juodosios skylės įvykių horizonto, taškas, iš kurio negalima grįžti. Arba juodąją skylę, taip vadinamoji supanti riba, už kurios niekas, net šviesa negali ištrūkti. Bet kurio objekto patenkančio į juodąją skylę dalis, kuri yra arčiau juodosios skylės, pajus stipresnę gravitacinę trauką nei dalis ta, kuri yra toliau nuo juodosios skylės. Taigi šis gravitacinės traukos skirtumas didės, kai objektas artės prie įvykių horizonto. Aišku, ta gravitacinės traukos skirtumas nėra būdingas vien juodosioms skylėms, tačiau dėl jų ypatingo tankio susikurs tiesiog ekstremalus efektas, ekstremalus skirtumas. Taigi žvaigždei vis labiau artėjant prie juodosios skylės nasrų, gravitacija veikianti arčiau juodosios skylės esančią žvaigždės sritį yra daug stipresnė. Dėl šio skirtumo žvaigždė virsta ilga į makaroną panašia virvele, kuris sluoksnis po sluoksnio apvyniojama aplink juodąją skylę, kaip spagečiai aplink šakutę, tempiant tol, kol virsta subatominiu dalelių srautu. Taigi astronomai iš tikrųjų yra jau stebėję tokį procesą. Milijonai žvaigždžių kasmet miršta regimojoje visatoje. Dauguma jų miršta dėl natūralių priežasčių. Kai kurios sprogsta, kai kurios atšąla dėl degalų trūkumo, kai kurios išeina madingai supernova pavidalu, o kitos tiesiog yra suplėšiamos į plonus siūlus supermasyvių juodųjų skylių dėka. Taigi žvaigždė, kuri išeina pastaruoju keliu, įsibėgėja aplink juodąją skylę ir virsta milžiniška energijos ir materijos srove, kuris sukuria ryškų blyksnį, kurį galima aptikti rentgeno ir radio bangų teleskopais. Taigi astronomai stebi spektrinės sugerties linijas, žiūrėdami į vieną iš juodosios skylės polių. Taigi turit juodosios skylės spektrą ir paprastai tos absorpcijos sugerties linijas galima pamatyti tada, kai žiūrite į ją pusiaujoje, taip, kur yra linija, išilgai kurios sukasi juodoji skylė ir kur skrieja medžiagos srautas, vadinamas akreciniu disku. Bet pamatę sugerties linijas viename iš ašigalių, astronomai padarė išvadą, kad jie žiūri į ilgas spagetintos žvaigždės virveles, daug kartų apsivyniojusios aplink juodąją skylę. Priežastis, kodėl jie buvo įsitikinę, kad priešais stebi ašigalį, buvo ta, kad jie galėjo aptikti rentgeno spindulius. Akrecinis diskas dažniausiai tai vienintelė vieta juodųjų skylių sistemoje spinduliuojanti tokio tipo spinduliuotę. Ir jei astronomai būtų stebėję juodosios skylės kraštą, jie negalėtų matyti akrecinių diskų rentgeno spindulių. Todėl istorija būtų dabar tokia. Maždaug 750 milijonų šviesmečių nuo Žemės. Žvaigždė priartėjo prie milžiniškos juodosios skylės, kuris svėrė 300 milijonų kartų daugiau už mūsų Saulę. Juodoji skylė pritraukė žvaigždę arčiau savęs, jos gravitacija sukelia stiprias potvynio jėgas, ištempusias žvaigždę į ilgą makarono formą, taip sukuriant stiprią ryškią blykstę. Rentgeno spindulius ir radio bangas, kurias Žemėje aptikome teleskopais, buvo įrodymas, kad žvaigždė įtraukta į juodosios skylės gravitacinius spąstus. Britų kosmologas ir astrofizikas seras Martinas Rysas pirmasis sugalvojo šį terminą – spagetifikacija. Spagečių susidarimas vyksta dėl staigaus gravitacijos padidėjimo, kurį patiria objektas artėdamas prie juodosios skylės. Jeigu iššoktumėte dabar į juodąją skylę,
jūsų pėdos pirmiau, taip, gravitacinė jėga jūsų kojų pirštams būtų daug stipresnė nei traukimas už galvos. Ir greitėjant link juodosios skylės gravitacija jūs taip ištemptų, kad primintumėte spagečius. Tas pats scenarijus nutinka ir žvaigždėms, kurias juodoji skylė suplėšia į plonus siūlus. Tai fiziškai reikš skirtingas jėgas, kurias patirs galva palyginti su pėdomis. Ir pagal jūsų atskaitos sistemą atrodys taip, tarsi du žmonės būtų sugriebę jūs už kojų ir galvos ir pradėję tiesinti. Netgi įmanoma kiekybiškai vertinti, kokia būtų jūsų kūno įtampa. Šiam skaičiavimui galima gauti pakankamai gerą įvertį, naudojant paprastą Newtono gravitacijos dėsnį, kuris teigia, kad bet kurioms dviem masėm, taip, mūsų atveju tai juodoji skylė ir jūsų kūnas, gerbiamieji, ir traukos jėga tarp jų, taip, tarp dviejų masių, mat išreiškiama tokių pavydalų. Ir jeigu randate gravitacijos jėgas, kurias patirs žmogaus pėdos ir galva, jų skirtumas duos jums įtampą kūne. Kaip stipriai pėdos yra atitraukiamos nuo galvos. Tai rodo, kad kuo masyvesnė juodoji skylė ir kuo arčiau centro, to stipresnė jėga traukianti yra jūs. Šios lygties priklausomybė yra kaip vienas iš arkų. Remiantis kosminio teleskopo duomenimis, maždaug 1 iš 1000 žvaigždžių yra pakankamai masyvi, kad taptų juodąja skyle. Ir kadangi paukščių take yra daugiau nei 100 milijardų statistinių duomenų, taip, mūsų namų galaktikoje turi būti nuo 10 milijonų iki 1 milijardo juodųjų skylių, tik įsivaizduokite, taip. Kas atrado juodąsias skyles? Iš tikrųjų prognozuojamos iš matematinių lygčių, dar nuo Einšteino laikų, tai yra tikslus matematinis Einšteino lygčių sprendimas. Ir Einšteino lygtis apibūdina erdvės aplink materiją formą, tą erdvėlaikį. Ir bendroji reliatyvumo teorija susieja formos geometriją, taip, ir medžiagos pasiskirstimą. Juodosios skylės sprendimą 1915-aisiais rado Karlas Švarcšildas ir buvo nustatyta, kad šie regionai tai yra juodosios skylės. Labai iškreivina erdvėlaikį. Ilgą laiką buvo manoma, kad tai tik teoriniai matematiniai sprendiniai. Bet laikui bėgant buvo suprasta, kad tokie dariniai iš tikrųjų realūs. Prie to labai prisidėjo Rodžeris Penrose'as, kuris 2020 metais pelnė Nobelio fizikos premiją. Pirmasis objektas laikomas juodąja skyle yra Cygnus X1. Dar 1974 metais Stephenas Hawkingas ir fizikas Kipas Thornas susilažino tarpusavy. Ir Hawkingas lažinosi, kad šaltinis nėra juodoji skylė. Ir 1990 metais Hawkingas pripažino savo pralaimėjimą. Pažiūrėkite filmą Interstellar, kurį režisavo Christopheras Nolanas. Jis bendradarbiauja su mokslininku, kaip moksliniu konsultantu, kuriant filmus. Tai Thornas suskaičiavo, kaip turėtų atrodyti tos juodosios skylės. Ir tada su komandos pagalba, remiantis tom formulėm, vizualizavo. Taip. O po to 19-aisiais būna pirmoji nuotrauka, kurioje pamatom, 1:1 kaip filme, taip. Tai matote, kartais mokslininkai tikrai gerai filmuose pasitarnauja, o po to ir Nobelio premijos ateina. Taip, tai ten juodoji skylė iš tikrųjų yra labai gerai pavaizduota, tarp žvaigždžių Interstellar, taip, kur sukasi ta struktūra, susiplojusios dujos, tos akrecinis diskas matosi. Ir galiausiai, ar juodosios skylės yra amžinos, ar jos miršta? Juodosios skylės savaime nemiršta, tačiau teoriškai prognozuojama, kad jos ilgainiui lėtai išgaros per itin ilgą laiką. Iš pradžių jos auga dėl šalia esančios medžiagos, kurią traukia savo didžiulę gravitaciją. Hawkingas taip pat numatė, kad juodosios skylės taip pat gali spinduliuoti energiją ir trauktis labai lėtai. Kvantinė teorija teigia, kad egzistuoja virtualios dalelės, kurios nuolat atsiranda ir išnyksta. Kaip tai atsitinka, atsiranda dalelė ir jos kompanioninė antidalelė. Čia kviečiu pasižiūrėti epizodą, kuris šiek tiek yra ankstesnis apie antimedžiagą, ten aš plačiau apie tai kalbu. Taigi, šios dalelė ir antidalelė, jos taip pat gali tarpusavio anihiliuoti, išnykti, taip. Ir šis procesas, jeigu vyksta netoli juodosios skylės įvykio horizonto, gali nutikti keistų dalykų. Tai, kad gerai, dalelė, antidalelė pora akimirką egzistuoja ir tada susinaikina savaime, arba gali patekti į gravitacinį juodosios skylės lauką ir viena dalelė išskris į juodąją skylę, o kita išskris į kosmosą. Dėl labai ilgų laikotarpių mes kalbame apie laiko skales, kurios yra daug ilgesnės už mūsų visatos amžių. Tai dėl šio išbėgančių dalelių srauto juodoji skylė lėtai išgaruos.
Iki šių dienų jų turėjo būti išgaravusios visos juodosios skylės, kurių masė didesnė nei maždaug 100 milijonų tonų. Tolimoje ateityje viena po kitos turėtų išgaruoti ir žvaigždinės juodosios skylės, o dar vėliau ir supermasyviosios. Bet tai įvyks tik tais po gerokai ilgesnio laiko negu dabartinis visatos amžius. Kalbame apie 100 000 milijardų metų. O dabar tyla. Pagalvokite, kad net užgesus visoms žvaigždėms garuojančios juodosios skylės galbūt bus paskutiniais spinduliuotės šaltiniais mūsų visatoje. Ties šią natą nutrauksime mūsų trumpąją fizikos paskaitą. Ačiū Jums visiems už dėmesį, lauksiu komentarų ir sakau iki kito susitikimo su trumpa fizikos paskaita. Ačiū.